Sveiki gyvi. Prasideda atostogų Saroj. Važiavau čia su tėčiu. Gaudysim dviese beveik visą savaitę didelę žuvį. Bent jau tikiuosi pagaudyti didelių. Škirių šiek tiek pasiėmėm. Apie įrangą masalus gal vėliau parodysiu. Bus to laiko dabar labai žvejot, norisi tik greitai daiktus. Kuriamės laivą ir varom į vietą. Davė mums tokį kabliuką šį kartą. Tikiuosi prireiks. Nieko nelaukiam. Iš karto žalio guminuko. Nebandymai. Pirmas nuleidimas. Kartu žuvis yra. Bet ant dugno nuleido, tai čia bus kokia nesąmonė. Nedėdiokit, čia visai kažkokia brasmė bus. Visiškai naujas guminukas. Pirmo nuleidimo. Nieko nebeliko iš čia praktiškai. Normaliai. Nu, reikia ant dugno neleisti. Eina pusiaukelį. Nedidelė čia kažkokia. Saida. Masalinė. Nori ant mėsos pagaudyti. Šikna. Antra diena jau Saroj. Vakar buvom išliekę pažvejot kelias valandas. Tai nemažas vėjas buvo, labai supo, tai daug nefilmavau. Vieną pantasiuką nedidelį tik pagavau ir viskas. Šiandien irgi vėjas didelis, šią vietą bandysim. Tikslas pagauti kažką tai pietum. Tai tiks turbūt bet kokia žuvis. Svaras tai šiandien labai vėjuota. Čia tik įlankos kampe biškį. Paplaukėsim gal porą valandų tik ir užtek šiandien. Na, tam pačiam gale nebent trumpai, jeigu pavyks. Bent vieną žuvį pagauti, tai bus jau gerai. Šiaip tai panašu, kad nesišviečia mums čia. Žvejyba šiandien visai. Paėmė man. Paltasas paėmė. Geras. Geras. Ką daryti? Yra. Geras buvo. Žiauriai didelis buvo.
kaip blogi. M3. Ne, čia nedidelė, net iš toli labai buvo. Dėl to sunkiai traukia. Ne, net kalt nuo dugno net. Mačiau aš jau jį. Žiūrėk. Oho!